Namaste kintai. Kadangi mūsų laida apžvelgius automobilius, pirma dalis sulaukė didelio pasisekimo, tai buvo mega didelis pasisekimas, visi Gariūnų perikupai kalbėjo apie šitą laidą ir nusprendė, kad jie dabar nežiūrės žinių, o žiūrės šitą laidą apie aktualijas ir apie aktualius automobilius mūsų Lietuvos, nuostabiuose Lietuvos kreivose keliuose. Jeigu rimtai kalbant, atsiuntėt be galo daug įdomių automobilių ir mes nusprendėm filmuoti toliau. Apžvelgius automobilius serija 2. Važiuojam. Benas G. Sveikas Igoriui. Didelis gerbėjas. Kablelis. Priedu savo numylėtinę. 2001 metų 325i, 141 kW, 5 trumpi bėgiai, koža, M pagal VIN. Nupirkau su 150 tikra rida iš Vokietijos. Žinoma, su tikra rida. Važiuoja ir bėdų nematau. Man kaip 21 metų mielkui labai smagu. Žiūrime jo ekiam šlamštą. Blemba visiškai neblogai prižiūrėtas. 4 durų automobiliukas, juodas, diskai gražus, miško fone kažkur tai. Bet ko tikėtis iš 21 metų pacanėlių. Jiegi mėgsta vežioti savo damas, aprodyti parko. Pas mus labai daug gražių parkų yra. O, ir viena nuotrauka, kaip jau bičas biški prisvažinėja. Galimai čia ne ta pati mašina, ne tas pats žmogus. Jis tiesiog šiaip pamatė šitą automobilį kažkur tai kaime. Nesuvaldytas automobilis. Su BMW yra tokia problema. Dauguma BMW vairuotojų neturi šaibą arba nemasto, kad reikia nusipirkti naujas šipuotas padangas. Su jomis BMW visiškai neblogai tada pradeda važiuoti. O jeigu X-Drive'as, tai iš viso BMW tampa kaip bolidas žiemą. Kaime. Malkytis, šašlikiukas. Jis jau nusprendė turbūt pafotkinti mašiną. Pirmą kartą, kol esi dar blaivus, reikia nufotkinti, o toliau šašlikiukas ir taip toliau, ir visos kitos pramogos kaimo. Šaunuolis, geras pasirinkimas, 21 metų mielkas, kaip sakė Benas apie save, geras pasirinkimas. Romas atsiuntė mums savo automobiliuką. Sveiki, geras kontentas, kablelis, visada pažiūriu. Like, passive aggressive. Millennialsai mėgsta dėti tokį laiką, bet generacija Z skaito, kad čia yra passive aggressive. Aš skaitau, kad viskas yra čia normaliai. Taip, pas mus BMW E38 728i. Taip, PX, pohui. Turiu 10 plus metų, tai 100 000 km pravažiavusiu šitą mašiną per 10 metų. Airliftas, Atlantis Blue Metallic, neoriginalas, kontūrų salonas ir kitokios smulkmenos. Test drive nesiūlysiu, nebus nieko įspūdinga. Kuklus žmogus, ką be pridursi, kuklumas žmogų puošia. Jau visiškai čia jau nerealu, spalva tai labai gera. Alpina bamperiukas, sėdė 2 bachūrai rimti, vienas su Andriaus Tatausku šukuosina. Kauno lentelę žiūri, kauniečiai yra rimčiausi, visi laik tuninguoja automobilius. Gražiai atrodo, tikrai, kauniečiai labai daug įdeda darbo į savo automobilių tobulinimą. Jeigu iš Kauno mašina, tai dažniausiai bus maksimali komplektacija, idealiausia viskas sutvarkyta. Kauniečiai palaiko lygį šiai dienai, su automobilių kultūra galiu pasakyti tik vieną. Gražiai Simiora, šaunuolis 10 metų, turi toliau važinėk, nes aš tave galiu paguosti, kad naujas Simioros jau nėra tokios, kokios buvo šitos. E-tram 8 yra Simiora, tai džiaugis važinėk, kaifuok. Tomas, labas, jei neklystu, tavo pirmasis testuotas auto YouTube kanale, jei klystu, pataisyk. 1994 BMW 740i. Mano rankose 8 metai ir manau bus dar tiek pat ar daugiau. Viena mašina. Grožis, amerikietiški numeriukai dar stovi, tai čia gal amerikonas. Jo, ši pirma mašina, kurią mes testavom, filmavom su iPhone 5S. Pacanai 94 metais turėjau įsigyti šitą galimybę, įsigyti šitą automobilis. Ir dėl avarai prasukė varkės ant limono, stabiliai, norėjo šitas automobilis. Nostalgija. Ten aišku, mašina tuo metu nebuvo labai tvarkinga techniškai, bet nesvarbu, žiūrim šitą mašiną. Gerai šitą Simiorą, seniai, važinėk su ją, kol dar bus detalių, nesugalvos. Mes, kadangi pradėjom tokią nuostabią laidelę, noriu šiek tiek prisidėti. Visgi švenčių metą, šalta laukia. Vienam iš laimingųjų, kurie šiandien atsiuntė mum automobilį, mes padovanosim Hado revitalizantą Stage 1. Labai gera dovana. Burtų kelių ištrauksime, nes kai kurie moka gerai rašyti, kai kurie moka gerai laižyti. Ir kaip sakant, kad būtų lygybė.
tiesiog išrinksime vieną laimingai burtų kelių ir atsiųsime nuostabų Hado revitalizantą. Hado produktai yra vieni iš geriausių rinkoje, galima naudoti tiek purkštukam visokiausias priemonės, tiek varikliui, tiek greičių dėžiai, tiek alyvą. Naudokitės, jeigu iškils kokių klausimų, hado.lt gali jūs pakonsultuoti tiek gyvai, tiek galite parašyti klausimų, į viską atsakys. Ir nuo savęs norėčiau duoti dovanėlę jau komentatoriam nuostabus karjerą kinukai, o va, kad taptumėt rajono Andriumi Tatausku, auksiniai tokie aviaturiukai su pilnais lipdukais, su viskuo, su servetėliam, su dėžutėm. Jums tai reikia parašyti komentarę, kokią tačką 2025 metais turėtų vairuoti Rimtas Kentas. Parašykite, Rimtas Kentas turėtų vairuoti 25 metais tokią ir tokią tačką. Kad ir pačią šudiniausią, pačią juokingiausią. Išrinksime žmogų su geriausiu komentaru. Nebūtinai surinkusi daugiausia laikų, bet tiesiog komentaras turi užeiti man. Aš jau čia rinksiu ir atsiųsiu jums asmeniškai karjerą kinukus. Turėsit gerus sakinius. Taigi suvedėm visos šios laidos dalyvius į ruletę ir paspausime mygtuką ir suksime. Pažiūrėsime, kas laimėjo. Gal laimėjo nenaudolis, kuris mažiausiai stengiasi, o galbūt laimėjo tas žmogus, kuris su bažnyčios stogais atsidėtas fotkas. Tai pažiūrėsime. Spaudžiame ir... Taip, kas laimėjo Hado revitalizantą. O, Tomas R. Ir žiūrime Tomas R automobiliuką. Laimėjo taip, Tomas, kuris vairuoja Lexus, blėt. Vat sekasi žmonėm, ekonomiški, teisingus gyvenimas sprendimus priima ir dar laimėjo Hado revitalizantą. Sveikinu tave, Tomai. Mantas. Sveiki. Turim tokį Need for Speed nesugadintą Subariką, daug ko priburta, modifikuota su Stage 69 pagalba, atsukta žvėriški 400 arklių. PS E60 vairuotojai sako, kad labai gražus galiniai žibintai. Vrapintai, ne? Galinis spoileris toks, kuris parodo, kad mašina turėtų 300 km/h važiuoti. Variksas tai mes testavom vienam test drive. Man labai patiko aštrus valdymus. Vienas iš aštriausiai valdomų sedanų. Jis taip aštriai eina į posūkius, kad vos kažkur ne taip ranką pasuksi, gali nuskristi. Tai dėl to labai cool, vertinu šitą automobilį. Čia vienas iš tų automobilių, kur jis gali neturėtų ten 700-600 arklių, bet su juo smagu yra važiuoti. Ir mes matome čia galiniai apačioje ledukai tokie, spalvytė tokie, aš nežinau, čeri nahui. Stiklas visur, ledas nahui, tiesiog tačkė ledas. Молодец, nahui. Japoniškas katamojkė užskaitau tavo. Tadas, labas, aš vairuoju Chrysler 300C 2010 metų. 3 litrų Merso širdutė varoma karvė. Liaudiškai vargolė Bentley, patiksinsiu, ubagų Bentley's. Ubagų karalius įvairavo, bet nedavairavo. Važiavo iš baro ir į fūrą važiavo. Gerai, vaikystės svajonė gyvendinta, dėl kurios visiškai nesigailiu. Beveik 0 problemos. Stovi 5 greičių Merso dėžė, kuri vyresnė, tikėtina už mane. Važiuoji, pili daug ir nesaka galvos. Pili daug ir nesaka galvos, bet be šaibų sėdi ir nesaka galvos. Dizainas man jos labai patinka. Vienintelis didelis jos minusas Europai nepritaikytas kėbulas. Pūva ir pūva. Galiu tave nustebinti, visi automobiliai dabar pūva nahui. Ir jeigu nedėdėjau naujam automobiliui antikorozinės dangos, tiksliau jau pačiam ten reikia dėti, jau tepti tokio riebų sluoksnį, kas 2-3 metus. Jeigu to nepadarysi, tačka greičiausiai bus visa supūvusi. Gerai, po skriptom. Visos foto yra Google Drive, kadangi per daug užima vietos, kaip ir pati karvė. Jis savo mašiną vadina karvė. Gerai, gal jam patinka. Fotka tokia prie bažnyčios, bažnyčios stogai. Skrenda lėktuvas, tai žinai, ta daina tiktų butirkas. Miceryt, nacionalių garyt. Jo, čia jau agresyviai nusiteikęs. Čiūvas nežaidžia gyvenimą, man atrodo. Ok, labai meniška fotka, jau nustebinai. Saloniukas vidui, standartinis, čia aš nežinau, man tas Dodge salonas
Oho, kokios fotkas, blėt, čia kur va, griaustinis, blėt, vos ne lietus, vos ne toj strelkos lauko, čia važiuoja toks automobilis, Chrysleriukas 300, blėt, jame sėdi bachūras. Nu, blėt, kokios fotkas pas tave, jįbat, koks čia libliukas palauk. Čia čeripas, blėt, nu, senė. Senė. Tu, blėt, signalizuoja, kad čia, žinai, rimtas bachūras, ar tai nelyskat, blėt. Fotkas tokios meniškos, čia jau mato žmogus, jau tikrai tu myli tą automobilį. Oho, jau tokios galovinės fotkas, halogenai šviečia, blėt, rūkas visur, žolė, blėt, pilkas lietuviškas stiprinis dangus, kur svajoja pusę metų, blėt, bent jau 4 dienom į Turkiją išskrys, blėt. Pizda, kokios čia fotkas jaučius, blėt, kino studijas darė, vos pakrauta tas fotkas. Jo, tikrai. Gerbiu tave, pripažįsti, kad čia yra ubagų Bentlis, bet šiaip ir dabar ubagai irgi jau perka Bentlius. Perka tuos 2003 metų, 2006 metų flankspūrus važinėja, be dujų važinėja. Tai šitas tavo variantas yra rimtesnis, tu nesignalizuoji, kad tu nori būti lordu, tu tiesiog važinėji su mašina, kuri tau patinka. Tai viskas tvarkoja, Tadai. Ačiū tau už atsiųstas gražias meniškas nuotraukas, čia kol kas meniškiausios tavo nuotraukos, kurias esu matęs, ta prasme, jo. Gerai, tęsim temą. Maksas, bet ne iš Šiaulių. Sveiki, stebiu jūsų automobilių apžvalgus ir pamačiau įkelti video, kur Išlenda mano lenkas, na. Žmogus lenkas. Ne, nu, aš pertrauksiu, aš nuo 9 metų tik pradėjau lietuviškai kalbėti, nepykit. Vėliau negalėjau manęs užčiaut mokytojai. Gal bus įdomu. Honda Accord, 90 metų. Mano gimimą, 2 litrai, 98 kW, nežinia kiek likė, nichuoja nelikė ten kilovatų pas tave, bus 75 kokie. 5 pavarų mechaninė dėžė, kėbulas netobulas, bet važiuoja tikrai smagiai, tai yra mano pirmoji mašina ir planuoju toliau prižiūrėti ją. Įdomesnė istorija, jau kai pirkau, iš žmogaus sakė, jei nebūtų niekas nupirkė šios mašinos, tai nebūtų į retrais važiavęs ir damušęs, tai galima sakyti dabar, dar pratęsiau jos gyvenimą ir toliau ir neduosiu jai ramybės. Gerai, žiūrim, numeriukai senoviniai, diskai tie tokie vadžeminiai, ant žiemos kaip kabina. Nu ką, kėbuliukas biški gyvenimą matęs, bet 90 metų mašina dar visai sveika, populiaruok gal šiek tiek. Galėtum gyvybės suteikti automobilį, jeigu didžiuojas tą Honda, tą visą Hondos istoriją, kad, blėt, Maksas Verstappenas dabar ten įbašina, blėt, su savo komanda ten lenktyniauja, vis tiek ten Honda yra DNA varikliuose jų. Tai Honda, kaip galima sakyti, dabar yra kelrodė žvaigždė, blėt. Nu visai simpatiška mašina. Aišku, aš tikiuosi, tu turi diskus normalius vasarai, bet seniai, jeigu tu ją didžiuojas, jeigu jinai tau nepamirš, ar to į sieną vairavo Honda. Honda, su Hondais labai toli nuvažiavo, tik su Williamsu nedavažiavo. Šiaip užuojautą, geras lenktynininkas buvo. Labas, štai ir mano projektas Volvo C70 T5, 176 kW, benzinas, automatas. Dabar tik prasidėjo, bet po žiemos, manau, bus įdėta daug pinigėlių, detalių ir pastangų. Kaip sakant, neturiu kur pinigų kišta, vadinasi. Gal net pavyks pasiekti 2, 3 stage, norėčiau bent 300 kW. Šiek tiek apie automobilį. Jis buvo išgelbėtas nuo metalo laužo, nupirktas už 88 eurus, blėt. Kurva, parduotuvį, blėt, tiek išleidžia mano maistą, blėt. Aš lažinuosi, kad tave įkvėpė švedų kultūrą, kurie senas Volvo paima ir atgaivina jas, ten užturbina ir važinėja. Tos senovinės kvadratinės Volvo, vat, labai būtų įdomu išbandyti kada, kur vat, visiškai tie grabai. Matome vieną nuotrauką, 3 šiukšliadėžės ir pusę automobilio. Gerai, žiūrime toliau. Čia priekis. Nu, automobilis dar tvarkime. Kupešnas variantas, toks 2 durų, nu, tipo prabanga, kaip ir išskirtinis gan. Nežinau, aš tau pasakysiu atvirai, man Volvo, nu, nežaidė, suprantate, pliusas, pigiai nusipirkai, nori tuninguok. Įdomu, kaip tau gausis projektas, turėsi skirtinį automobilį, Volvo mėgėjai tai tikrai tave įvertins, rasi vietą toje šeimoje, manau. Bet pats Volvo, nu, man apie nieką, tiesiog Volvo, nu, grinai, šeimų maršo automobiliai, tie, žinai, džipukai XC90. Vėliau Volvo atnaujino, interjeras tapo labai malonus, man patinka. Bet 2 litrų variklį, nu blėt, naujasa Volvo. Džilį kinų nusprendė tiesiog pabandyti ar paėjo ir vis tiek po to galvojo, kad visus Volvo persodins ant elektrinių komponentų, kad tai bus elektromobiliai.
Bet dabar jau nežinia, kaip čia bus. Kinijoje gal pirks elektromobilius toliau, nes jūs ten privers. Europiečiai pradeda šiek tiek boost, pradeda suprast, kad, kodėl pas mus vienintelius Europoje uždraudžia dizelius ir Kalifornijoje, o visi kiti toliau važinės dizeliais. O tavo Volvo zaibys už 8 eurus, aš nežinau, čia jau istorija gera prie butelio. Tu nusipirkai mašiną už 8 eurus, kuri, blėt, važiuoja. Lauksime tolimesnio tavo projekto, kaip jau užbaigsi. Dominikas atsiuntė mum. Zdarova, siunčiu savo auto, lauksiu nuomonės, žinau, kad tau nepatiks. Dominikas jau bando mane atvirkštinę psichologiją nuteikti, kad aš jį paguoščiau. Vat, blėt, ir toj pažiūrėsim, kokia čia blėt atsiuntė. Pirma nuotrauka. Šustauskas sudaužytas veidas. Ne, aš negaliu, manau, kad... Kokį automobilį atsiuntė. Ir čia pas mus. Opa! Policijos Škoda Octavia. Bet čia, man atrodo, gal RS kokia versija. VRS ar kaip tam? VRS. Gerai, Škoda. Šonas Octavius gražus. Diskai tokia hujenis, poliariukas, viską operatoriui reikia parodyti. Gerai, kas čia toliau? 2 litrai TSI, 162 kW mechanika. Ir tai yra interjero fotkė ir matom žmogaus koją. Gaila, kėdo nesimato, įvertintume. Ir kai iš čia klauso. All the Stars, Kendrick Lamar. Karočią, žinai, su tokiam fotkė, 2 fotkės atsiuntė, žinau, kad nepatiks. Žinojai, kad nepatiks? Teisingai, atspėjai, nepatiks, Tomas, Lexus, Tomas ir Lexus. Sveiki, prieš metus įsigytas Lexus GS 450H F Sport 2012 metų. Ieškojau kažko smagesnio, bet ir patikamo. Tai kol kas nenuvylė. Aš žinau, kad visi Lexus vairuotojai perka Lexusus tam, nes nori BMW arba Mercedesų, bet nenori, kad automobilis gestų. Šiaip, Lexus iš tiek geri. Gražus priekis, automobilių numeriai TTT, tokie senoviniai dar F-Sport bamperiukai, pilkas, kaime, sodybai, čia kažkur garažuose. Pasakysiu taip, man toks Camry vibes, Toyota Camry vibes visiškai. Lexus pats, žinau, geras automobilis, mes su senesniu žiesų pro visą Europą buvom pravarę, geri patikimi automobiliai. Spaudi gazą, kiek spaudi, tiek ir važiuoja. Ir nečiaudi kaip Audi. Tai dėl patikimumo jokių klausimėlių čia nėra. Dėl to prestižo, man tas Lexus, aš nežinau, Žinai, jeigu tu ją pirkai nenaują, nepermokėjai, tai viskas zaibys. Vat salonas paprastas, gražus, primena Lexus LFA. Šiaip tiek LFA, Lexus, tas jų legendinis Lexusas, kur motorą padėjo garsą sukurti Yamaha. Yamaha kūrė ne tik jonikas ir fleitas, bet ir variklis. Gražus interjeras. Žiūrėt, primena Toyota, bet tos sėdynės ryžas numuša viską. Ir kvapukas. Pažiūrim pa žmogų kvapuką, kas čia. Prestige kart. Okay. Aš manau, tu didžiuojas. Tavim didžiuojas tėvai, giminės, per šventės, per balius, blėt. Ką vairuoju, Lexus. Lexus gerai, Lexus negenda, blėt. Lexus taisyti nereikia, tepalų pilti ir benzino nereikia, blėt, viskas nemokamai. Gražus diskai. Kažkur garažuose pasislėpęs tą mašinėlę esi. Prisimenu vieną gerą žmogų, kuris man ragelių padgonus darydavo. Irgi vairavo tokį Lexus. Ar gal iki šiol vairuoja. Gera tačkė. Gerai. Lauras siunčia mum. Labas. Nauja serija kalbėjote, jeigu būtų įdomu išbandyti Skoda Kodiaq VRS. Mes jau išbandėme, senų knachų, mes greitesni, blėt, už šviesą esame. Žinai, kaip sakoma, kad egzistuoja 11 dimensijų, tai mes ten jau kažkur išbandėme, bet dar Justas dar nespėjo sumontuoti. Mūsų irgi simpatiškas buvo išbandytas automobilis, buvo tokia pilkoka, balta spalva graži. Tavo spalva, nežinau, man nepatinka, man nepatinka mėlyni automobiliai, nežinau. Aš turėjau mėlyną, man traumavo, šitas mėlynas spalva. Šiaip iš esmės diskai įdomus, gražus, numeriai vardiniai, duslintuvas, iš vienos pusės duslintuvas, iš kitos pusės kolonėlė. Po Škodą galvoju mes nežinom, mes viską žinom, blėt. Ir ta kolonėlė tokia garsą leidžia, jog automobilis skamba geriau negu Porsche 911 BX modelis. Škoda Kodiaq aplamai, aš skaitau, čia yra kaip Volkswagen Charan prieš 10 metų buvo. Dabar Charanai gariūnuose stovi po 11, po 9 tūkstančius eurų. Išpatėjo žmonės. Automobilis zaibys. Ypač jeigu dar ant Stage 1 čipo,
Lietuvoje daugiau nereikia žmogui, kuris nėra ten kažkoks lenktynininkas ir nori su šeima kažkur ten nuvažiuoti greitai. Mantas. Zdarova, kintai. Gal apžvalgal duomentų naujų lietuvių torpėdų tuo metu ikona BMW 70 su beveik 500 000 rida. Blet, bijočiau aš testuoti tokį automobilį su 500 000 rida, nahui. Torpėdų mašina jau X5 nėra. X5 nauji, tai yra advokatų mašina. Advokatai su jom važinėja. Bahūrai gal X7 dabar perka daugiau. Kai kurie va ten, kurie daugiau tolišnų šaibą pasikėlė ant kriptos, gal XM BMW perka. Bet čia jau istorija. Čia jau istorija šitą tačkę. Nežinau. Man, jau nebestovi nuo šito dizaino. Manau ir daugeliu. Dabar dar tos X5 naujesnius pradėjo visi pirkti ir žiūrite žmonės su tokiais rimtais veidais, blėt, kurva, tokie kaip bandziuganai, vyrai, blėt, atsipalaiduok, tas biški, Nereikia to rimtą veidą daryti. Jūs visą dieną rimti, blėt, būnat, jūs po to grįžtat namo, liūdit, nahui. Būkit linksmesni. Blėt. X5 laikai jau praėjo, blėt. BMW jau patys suprato, ir X7 išleido, blėt, kurie nori tvarkingo didelio automobilio. Taip, jis ten gal nevaldomas, taip kaip X6. Bet ir ne visiems nori starkuotą užpakalį kiekvieną dieną. X7, aš manau, dabar yra tas bahūrų taikinys. Tik reikia, kad dar atpiktų iki 20 ir tada masiškai visi čia pradės su jais važinėti. Nes daug yra naujų, tai reiškia, bus ir daug senų. Ir taip, paskutinis mūsų šios dienos laidos žiūrovas, kuris atsiuntė automobilį, yra Justas. Sveikas, kurį puikų turinį žiūriu nuo pačių pirmųjų laidų. Pridedu kelis savo modelius, kuriuos turiu ir nebeturiu. Pirmasis Mitsubishi Pajero 2003 metų 3.2 dizelis, nuo kurio tikriausiai prasidėjo noras važiuoti į laukus ir miškus. Įdomu, ką tu ten norėjai tuose miškuose ir laukuose? Tikiuosi medžioji. Po to buvo pirmasis didesnis projektėlis žaibas Opel Frontera B2.2 dizelis. Keltas, vyrintas, dažytas, ko tik nedaryta. Ir galui, kas kasdienį šikną į darbą vežiojo. Subarikas 2.5, tai jau šį trečias modelis. Subaru 2.5. BD, gi reikia ekonomišką šikną vežioti. Kas tas su tavo šikna, blėt, pastavėt? Labai akcentuoju daug. Taip pat šiek tiek keltos apsaugomis, Subarikas. Tiek apie tos modelius, sėkmės su projektas ir turinio. Ir passive aggressive toks. Kovokas. Ačiū. Gerai, žiūrim mašinas. Opel Frontera. Dviduris modelis pakeltas, viskas apsaugotas nuo sužeidimo, jeigu kur nors bekeliai trenksis į kelmą. Gražu, o tos fotkos dar 90-ųjų, blėt. Zolotai kupola, dušumai radojaut. Skirtingų spalvų Frontera, blėt. Jinai žalia buvo, sidabrinė, blėt, balta, nahui. Fotkas grinai 90-ųjų, kur su fotka dar darytas, blėt. Padangos rimtos padangos, neparodijus viskas. Dabar čia Mitsubishis. Viduj salonas. Blėt, magelis tik tai viskas. Nieko nėra, blėt, čia. Rodo nuotraukas, kaip tvarkė, blėt, viską dažė. Padžeriukas tai geras. Kažkada tai, blėt, kaip tas Pajero buvo išėjęs, tai visi tokį norėjo Pajero, nes tais laikais Dakarė dominavo Mitsubishi. Ir buvo toks Japonas, neprisimenu jau vartų dabar, bet ten visus draskė, karočią. Iki tol, kol Volkswagenai su dizeliais netėjo ant Touaregų savo. Tai tokia tikra istorija, kas nežino apie Mitsubishi, dėl ko toks Mitsubishi tapo staiga labai populiarus. Gražus Mitsubishi, bet čia yra, jeigu aš neklystu, nėra čia tas variantas, kad čia nėra rėminis, kad Mitsubishi Pajero Sport buvo rėminis. Kažkaip keista, kad Sport rėminis, o šitas nerėminis. Gal aš klystu, aš gerai neprisimenu, bet, Subariko fotkas, aptaškytos purvas, blėt, trečdalis mašinos. Vyrai, siuskit nuotraukas pilnas, nes, kaip aš galiu apžvelgti mašiną, kuri aptaškyta? Taip, jinai aptaškyta purvu. Ką aš galiu pasakyti jūs taip apie tave? Mėgsti tu bekelį, mėgsti miškus, mėgsti pabėgti iš namų, pailsėti, pamedituoti, miškas padeda atsipalaiduoti. Teisinga linkme eini, aš nežinau, žiūrint į tavo visus tos automobilius, linkiu tavo Land Cruiserį turėti kokią nors 200 ar 100. Užsitreninguok, važinėk po miškus, kaifuok gyvenime. Ačiū, kad atsiuntei savo nuotraukas. Ir ačiū jums visiems, kas žiūrėjote šią laidą. Aš žvilgiu jūsų automobilius 2. Mes prižadame, kad nufilmuosime dar laidelių, nes jūs mums prisiuntėt dakrina mašiną.
Ties tom baigiam, iki kito susitikimo, namaste kintai. Susitiksime kitoje laidoje.